Pažink Varėną ne tik grybų dieną. Kaip ir kasmet Varėnoje šurmuliuojanti grybų šventė, pateisina grybų sostinę tituluojamą miesto vardą. Varėniškiai net nebijoja, kad ir šiemet rugsėjo 24 dieną jau 16 kartą įvykusi grybų šventė pritraukė gausybę svečių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Varėna tapo tikru didmiesčiu. 7 val. Ryte prasidėjo 9 Lietuvos grybavimo čempionatas. Oficialus šventės atidarymas įvyko 11 val. Jūs pats iš kur esate? Nuo Pasvalio krašto, tarp Biržų, Pasvalio ir Panevėžio. Ir kaip jums šita šventė? Ar buvo geresnių, ar šita taip pat viena iš geresnių švenčių? Sakyčiau, kad viena iš geresnių. Apart jūros šventės, apart dainų šventės, ar, sakykime, ten Vilnių, tai būna, net iš tikrųjų, taip, nenusileidžia Varėna. Grybų šventė didmiesčiam nei kiek. Iš kur atvykote į grybų šventę? Atvykome iš pačios gražiausios Lietuvos vietos, iš Pivašiūnų miestelio. Tai yra pati nuostabiausia Lietuvos vieta, jeigu teko būti. O jeigu neteko, tai prašom apsilankyti. Ir kelintą kartą dalyvaujate? Dalyvavome antrą kartą šioj puikioj šventėje. Kuri šventė šita patinka ar ankstesnė geriau? Žinokit, patinka visos šventės, kurios rengiamos Varėnoje, būtent grybų šventės. Kadangi yra smagu, linksmi žmonės, daug žmonių. Kaip sakant, daug patiekalų paragauti gali, pasirinkti iš kažko gali. Tikrai šaunu labai. Šventė be abejonės galima buvo įsigyti šviežių, sūdytų, džiovintų ar marinuotų grybų, įvairiausių gaminių iš miško uogų. Grybų šventė galima pamatyti tai, ką turime vertingiausių ir gražiausių – senovinius amatus. Ši originali ir linksma šventė populiarina Dzūkijos kraštą. Iš kur esate? Iš Marcinkonių. Ir kokią šiandien sriubą verdate? Grybienė. Tikra marcinkoniška grybienė. Jau daug metų mes ją verdame. Čia grybų šventė. Ir kokia paslaptis tos skanios sriubos? Žinokit, šiek tiek pabūti reikia. Kokia burta, jeigu ne paslaptis? O čia yra paslaptis. Paragausit, sužinosit, kad yra ypatinga mūsų grybienė. Kelintą kartą dalyvaujate šventėje? Oi, žinokit, jau labai seniai. Nuo pat pradžių. Nuo pat pirmų metų. Ir galbūt prisimenate kokį nors nuotykį neįprastą per šventę įvykusį? O, čia tų nuotykių būna daug. Bet ką žinote, šventė yra smagi ir viskas. Iš kokios organizacijos esate? Varėnos miškų urėdijos. Ir kelintą kartą jau šitoje šventėje? Sunku net pasakyti, kiek vyksta šventė, tiek ir mes čia dalyvaujame. Gal 15 kartų. Ir norėjau paklausti, kas padeda atlaikyti tokį didžiulį šventės maratoną, nes kiek girdėjau, labai ilgai vyksta šventė. Gera nuotaika, geranoriškumas, linksma, visi patenkinti, viskas gerai. Ar sulaukite daug lankytojų? Tikrai daug. Tikrai daug. Domisi, netgi galime sakyti, kad žmonėms kuo toliau, tuo įdomiau su miškais susipažinti, su žmogom, su grybais ir kitais dalykais. Vieni iš linksmiausių ir aktyviausių šventės dalyvių – tai Varėnos profesinė sąjunga Solidarumas. Tai kokie įspūdžiai šiandien dienos grybų šventės? Grybų šventė tai yra grybų šventė. Įspūdžiai geri, nuotaika gera, oras geras. Žmonės matosi, nors ta krizė dar kamuoja, bet jau šypsenos veiduose matosi, reiškia gyvenimas gerėja. Kokį įspūdį jums padaro šiandien grybų šventė? Nuostabi šventė, tai yra ypač profsąjungiečiam, kadangi profsąjungiečiai mes čia susibūrėm, bendraujam, daugiau susipažįstam, vieni kitus atsiveda draugų, pažįstam, kurie net tiesiog mes pritraukiam prie tos profesinės sąjungos grupės. Ir kiek iš šių metų dalyvauti Solidarumo veikloje? 16 metų. Iš kur atvykote į grybų šventę? Iš Vilniaus. O iš kur sužinot, kad tokia šventė vyksta? Močiutė pasakė. Kelintą kartą dalyvaujate šitoje šventėje? Pirmą, aš trečią. Ir kokį įspūdį paliko? Šiaip šventė labai panašiai, kad Dzūko mugė kažkuo. Tądien linksmybių ir įspūdžių tikrai netrūko, nei dideliems, nei mažiems. Didelį ačiū norime pasakyti ponui Marijui Juškevičiui už nuostabų priėmimą ir vaišingumą. Kaip yra sakoma, ir aš ten buvau, alų midų gėriau. Na, kai viskas vyko, patys matėte.